28-30 laipsnių ir 30 km. Kaip nusteikia? Gerai. Mus matyt? Pirmą kartą po 10 metų? Taip. Trina kaip. Jo. Aš jau pavargau. Aš galvoju, kaip patvarkyti tai. Gal galim kažkaip sutvarkyti. Va, pažiūrėkit. Iš viršaus pažiūrėk. Kaip ratas. Čia kiek atstumų yra nuo borto ir čia yra kiek atstumų. Ai, jisai per šitą... Ai, tai jisai trina su padanga. Jo. Ai, tai jisai nepatvarkysiu, jeigu čia bus smarka tokia. Gal galima ją sulenkti į kitą pusę. Tai vat mes važiuojam. Dirbtinį kvėpavimą dar. Atsigauk, davai, pūski burną. Į šitą, į nipelį, davai, aš pūsiu. Taip tikrai padės, dar labiau. Sutvarkė, nebėra trenimų. O dar porą kartų padaužysim ir viskas, jau lieksim visą vėlį. Kaip tau, Rūnai, važiuojas? Gerai. Tai kažkaip vairas labai žemai, man atrodo, ne? Auč! Lygioj vietį. Pradžia gera. Mano ratas užsikabino. Jisai nukryto tiesiog. Jo, jisai kartu užsikabino ir aš po to radau pusiau. Tu savo zarilsi. Nes aš susiknisau alkūnę, man atrodo. Biškį. Turiu nuojauti, kad šito dviračio kelionė paskutinė. Eik, turim, tai? Taip. Krūzi vėl. Ventiliatorius. 13 kažkur kilometrų iki Baltosios Vokės miestelio išsimaudyti. Mūsų misija išsimaudyti. Patirt vasarą. Su dviračiu. Jo, ir tipo, va, oras viskas geras. Jo. Ir malonu, tipo, ta žolė tokia kverti vis tiek vasarą. Kverti. Viskas toks primena vaikystę. Namo prie kompo sėdi, nieko nematai. O vaikystėje visur bėgiodavai ir šitie kvapai primena visiškai gal vaikystę, man atrodo. O aš palinkėčiau visiems suaugusiems kuo dažniau patirti savo gyvenime vaikystę. O, kaip gerai skambėjo. Labai faina važiuoti ten, kur nebuvo važiavę. Jo. Tada kažką patiri tokią naują. Man tai nauja, tai vėl. Nežinau, ar matosi, bet labai daug mūsų aplink mane, aplink visus, jeigu mes sustosim, tai suvalgys. Ką, Rūnas, kaip nuotaikas? Nežinau, patikras dar geras. A tu planuoji, kad blogas bus? Ne, gerai bus, važiuojam po biškį. Aš jau viską. Jau sakau, man irgi realiai šinas skauda jau. Valgyt noriu. Ai, pavalgyti jau nori? Nu. Nuvažiavo porą kilometrų. Kilometrą Gal pabandysiu užlipti ant šito. Pažiūrėk, kad nenuslys. O, aš siūlau užlipti. Vaikystė, kaip sakoma, atsiminti. Suvalgė visą šitą eriuką, va, Rūnas, normaliai. Pasistiprino. Jo, pasipjovė, paaiškisi, išsikėpė ir gali judėti toliau. Bet kažkaip labai daug mūsų, kažkodėl labai daug mūsų miške. Nežinau, su ko čia susiję. Kame čia bairis, bet paskui Rūna belė kiek mūsų. Nesimato čia turbūt. O, žiūrėk, atsikėlė. Aha. Mažiukai, kokie žiūrėk dideli. O, kokie gražus. Čia aišku nesimatys. Jo, eina, o tas asiliukai, man atrodo, du panašus. Prikolas. Geras, kai gražuoliai.
Pasirodė. Ir atgal. Kažkas pasijautana vyksta, garsai kažkokie įdomus. Kas stabdom ar ką? O ko jis nesisuko to ratas? Jau jisai šūdus aš įsivažiavo. Tai man atgal reikės vežti. Bet kaip tu sugebi? Kelias tuščias, bet jis sugeba į šūdą kažkokį važiuoti. Pažiūrėk. Šūdas ten košė. Košė? Košė. Tai normaliai sukasi, ar ne? Atkošė, ne? O tai kas buvo? Tai gal stabdį gal spaudė, jis nesispaudžia stabdis, ne? Nebus, kad stabdis sustabdžia kažkas. Kas blogai? Nu, jisai kas spaudė stabdžius ir po to kažkaip sukasi blogai. Tas ratas. Tai neatsileidžia tiesiog. Nu, stabdis strigo, man atrodo kažkur. Sunkiai sukasi. Jame gražiai kaime žmonės kai kurie gyvena. Ir šiaip gražus pakaimas. Nu. Taip tvarkingai labai. Matau, čia ne Alkašų kaime. Nu, gali būti. Žiūrėk, pelkė pamatė, reakcija, Sprendimas, kad nestatyti vartus pastatyti. Parduotuvė turbūt nuvarė. Kol maršrutą mes čia dėliojamės, nes mes čia random važiavom. Ja, nusipirko į savi vištas ir lavaš. Labai viskas gerai. Approved. Skanaus tau. Ačiū. Kapoja vištą. Niam. Deivido Hebra ateina. Žiūrėk, pajautė vištą. Bet jiems negalima kažko žinoti, jiems blogai. Ir žiūri. Nu, ką jūs? Nu, skanau tai. Aš tai duočiau, ne? Tik tai be kaulo, jeigu įduos. Ne, be kaulo neduočiau. Nu. Nes su kaulo tai jam negalima. Nu, citskanaf, tai karšta jiems. Karšta tau. Karšta, ne. Kai atsigert būtum. Jie ateina jau. Tas havai. Kaip atrodo juokingai. Riebaluota burna vis. Šuotė. Silnaja toliau. Nu, arvučiukas irgi niam. Jie nenagi buvo. Ne, tokie atėjo, pasižiūrėjo. Tu nebuvai draugiška. Visai išėjo. Ne. Niam. O, čia mes anomaliją matom. Ne, nebuvo, aš ratą pučiau, taigi nebuvo. Žiūrėjau. Čia jis taip nulūžo. Norit lipduką gal? Žinojot, kad yra? Labai. Gaulu. Užkliuok mažiuką ant viršų. Atsiminimai. Jeigu atvirai, pats tik sužinau, kad Ankolas dabar padarė šitas Jo? dalykus. Tik atidariau ir radau. Paskaičiau. Mačiau, kad yra šitą akciją futbolo. Aha. Bet patogiai. Realiai čia specialiai buvo. Surasai. Nužiūrės. Ką aš čia užkliuojam? Žiūrėk, jisai krapšto savo ten, ne, kažką viršuj. Geras. Neradom normalios vietos, kur išsimaudyt. Pamatėm, kad dar yra kažkoks Riverfordas. Tokia sekli vieta, kur su dviračiu gali pravažiuoti. Įdomu, važiuojam dabar tenai. Čia, žiūrėk, kažkokios fermos čia. Kas čia? Giltinė kažkokia. Puta. Nu, pažiūrim, kaip čia vyksta procesas.
O, sustoja, palauk. Įsipildė greičiausiai. Opa! Rulonas, žiūrėk, koksai. Nu, kažkokie įdomus garsai. Jis subirės, greičiau už tavo. O, tu kurvi, kas čia vyksta? Pasi kažkas negerai. Tu girdi? Jo majo. Kura. Eik tu savo. Va čia tai garsai. Triplis kaip važiavo, taip ir važiuoja. Su kojom padaužė ratą ir normaliai. Gal da važiuosi? Jeigu ką, tai peškom tada. Važiuoja stabdžiai nelaiko. Spicas lankstosi. Jo, spicas susilanksta. Vaikštusi. O tai tas gal Ne, tai atsisuko, ne? va šitas žiūrėk atsilenkia. Ar ne? Tai kaip jis tu gali atsisukti? Ai, va kažkoks garsas jau. Nu jisai žiūri, tu matai šonas. Padarėm trumpų sustojimą, užsispaudė. Ratai biškių užspaudėm, stabiliau jaučiasi. Tai vat, niekada gyvenime neklijuokit ant svetimų dviračių. Lipduk. Aišku, čia iškirpsim galbūt. Viskas kaip žemę pardavė savo. Jausmas. Nu ką, judam toliau. Čia nedaug liko, pažiūrėsim. Ar krepždės dabar, ar nekrepždės. Vėl blogai, ne? Nu jo, vėl garsai. Kaip savijauta? Ar nebaisu prarast ratą? Kodėl čia uždaryta? Kodėl mes čia negalim pravažiuoti? Gal kažkodėl čia elektrą įranga? Bet čia aišku teritorija kažkieno. Bet ką žinau, mes važiuojam vis tiek Ir truputį. kur tada tas nuves kelias? Ir va, nuves į šitą va. Čia nuo vat prie upės. Nu. Davė? Rimtai? Rimtai davė? Jo. Bet nestipriai? Dzz! Palies kromai. Ką palies? Dabar tu. Jisai nebijojo. Tai vos tik duoda tik. Ja? Nu. Rimtai? Taip, tai kaip šitas, kaip batarkės tas. Atsimenu, kas būdavo. Ai, biškį duoda, bet nestipriai. Toksai. Net krūnai kur būdavo. Ne, jam taip ir nelabai stipriai. Kitas upės, opa. Gražiai perlipo. Su kojytė, opa. Opa. Davai, kiaušą padžarinsi savo. Nežarins. Džžž, tik tai. Čia specialiai padaryta, ne perlipti. Kur čia toliau, palauk? O kur ta upė? Kur? Atrodo, tai žinai kokia bus? Kaip pastavė tokia. Bet kelias... Van. Ne, tai mes gal ten turėjom pravažiuoti. Ok, mes privažiavom jau šitą vietą. Tai pažiūrėsim, ar čia įmanoma pravažiuoti. Oho. Aš nežinau, koks ten gylis, bet per nuotrauką matėsi, kad mergina pravažiavo šitą vietą, per vidurį buvo bent jau. Bet jinai nevažiavo, aišku. Ой! Ой, very nice. Пацаны, за вас! Per tą pusę. Oi, kaifas. Taigi normaliai yra. Ei. Tarzanas eina. Oi, kaip gera.
O, stovisi, čia kažkas paruošė duobę gal kokią, ne? Kad tai patikčias. Labai gerai. Nuostabu. Labai gerai. Iš to atgaivina taip paėmė. Kažkur laukuose. Dar mūsų laukia kelionė poligoną. Pažiūrėsim, tada papulsimės į tas vandens kažkokius talpyklas ar ne. Jo, mes maudamės kažkokią teritoriją, kur elektra aplink tvirta. Chrom. Galvojau buterbrodą padaryti. Riešutai su lavašu. Kaip jūs skonis? Labai persimuša lavašas su šitais riešutais. Sočiau, bet mažiau chemijos jaučiasi. Visai nieko. Sugalvojom padaryti eksperimentą. Po vandeniu kiek maksimaliai išbūt paprastai ir po to prakvėpuoti Wim Hofo kvėpavimu. O aš varliukas. Paspausim mygtuką. Kaip manai, kiek išlaikys? 50. Palauk, biškį hrinovai paėmė. 12, sakau. Kiek? 12. Ne, aš blogai. Dabar su Wim Hofu žiūriu. Ne, palauk. Aš blogai, kur čia paėmė tą įkvėpiau. Per Hirovą įkvėpiau kažkaip nepasirašęs, palauk dar kartą. Nuresėti. Aš manau, kad jisai laikys minutę kažkur. Nu, rekordas pamuštas. Bet aš negaliu. Kažkaip negaliu. Man kažkaip keista. Kiek? Aš ne kažkaip... 2 sekundėm daugiau. Nu gerai, tada vėjai. Minusą 06. Bet viena. Aš gal ilgiau biškį, jisai mane prajokino vienu momentu. Sako, prausis kaip plai, aš tik žiūrėjau. Laukia visas peklas, dar jam dviratis sulūžta. Turit! Ir dar mes dar temsim jį. Čia dar nuotykiai gali būti, ne? Ratas rankoje dabar. Pasirodo, kad goliai pabirėjo, čia vat matosi. Vienas golis likęs, jeigu čia matosi. Šiaip nebėra golių, išbirėjo visi goliai. O kitą pusę. O, dar kažkas iškrito. Paskutinis iškrito. Nu, tai gerai, normaliai. Ir mes dar kažkur esam privačio teritoriją greičiausiai. Visi per elektrą, o jisai tempia. Nu, bandysim išvažiuoti. Mes išvažiuojam. Realiai mes pas kažką tai kiemėm, atrodo. Greičiau varom, čia dalį kiemė. Aš jau matau, vartai atidaryti, tai svarbiausia, išvažiuosiu. Ar ne? Čia mes kiemė pas kažką tai buvom, ar ne, aš nesuprantu. Tai vis tiek išvažiavimas yra, nebūtinai. Nemanau, kad jie turi teisę užgraužti. Nu, tu pažiūrėk, bet ten ten viskas aptvirta. Pasisavimi tiesiog savo. Nu ką, gerai. Kur mum toliau? Važiuojam. Oho. Kur mum toliau? Pažiūrėk. Jie mato, kad mes iki namų nedavažiuosim. Tai galim važiuoti turbūt po biškį namo, ne? Jo. Nusprendėm, kad važiuosim tiesiog namo, nes pasiratas tai nerealiai, jisai tenai šaibom vaikšto, dar blogiau pasidarė. Šonas vaikšto šakas. Mes vis dar keli. Čia šitą anteną. Gal kaip nors davažiuosim, reikia 13 km kažkur, 14 gal. Su tokiu ratu begoliu. Prieš tai buvo pagirtas šitas dviratis. Deividas sako, o kokie čia disko, kokie faini, viskas tvarkoja ir jo ratas tai nukristi. Oi. Per širdį net kerta. 13 km lieka. Neįsivaizduoju, kai mes tai padarysim.
sustosim. Čia dar truputį pačilint. Pasižiūrėsim, kiek kilometrų liko iki pabaigos. Ir važiuosim. Kada autobusas sekantis? Nebus. Lieka 8 km. Pačilinom čia ant šitos suoliuko visai fainai. Dabar pradedam judėti. 8 km liko. 7 km 360 metrų tiksliau. Pažiūrėsim, ar atlaikys dviratis. Na ką, jau čia kažkiek garsai buvo, manęs vienu filmuoti. Po truputį važiuok, jeigu užsizakalinimas, tai zakalinimas. Mes jau finišo tiesiogiai, čia lieka labai nedaug. Atrodo, kad atlaikys dviratis. O, matai jau juda, tai nežinau, ar čia matosi, bet mes civilizacijoje jau matosi namai, labai nedaug lieka. Dviratis atlaikė kelionę. Nu gal dar neatlaikė, aišku, nereikia sakyti iš anksto, reikia dar važiuoti iš pradžių. Reikia tokių skambių frazių. Jo, kaip ir koks geras dviratis. Čia irgi buvo skambi frazė, nuo kurios prasidėjo grandininė reakcija. Goliai išbyrėjo. Šitą dviratį verta imti visą laiką kelionės, nes būna nuotykių. Kažkada tai su Arūno broliu Remigijom važiavom, tai pedalas susisukinėjo nuolat visą kelią. Gal visada reikia vieną dviratį į kuprinį imtasai. Jo, tai Dėvidas pasiėmęs, va, dviratį kuprinę ir jis ramus. Kaip Arūnas tau kelionė? Visai nieko? Kaip dviratis? Irgi visai nieko. Apie važiuoja. Ir kaip ratai. Paskutiniai metrai lieka. Dviratis atlaikė. Na ką, vyrai, mums pavyko? Kaip įspūdžiai? Darom kokią nors, ne? Nedarom? Kokią nors nesąmonę.